Sveiki, visi Sims Raimondas ir šiandien mes žaisime Farming Simulator 23. Tai šiandien dirbsime ne savo ūkyje. Aišku, ten paprastai tie mano vidosai aišku yra aišku, pas mane yra labai galingas telefonas, tai tokios grafos. Bet kas norit, ar norit, kad būtų tokios, kokios čia dabar yra? Jeigu norite tokių, tai rašykit VH, jeigu norit H rašykit, jeigu norit tokių. Nėra geresnių už tokias. Gerai, pasižiūrėjau. Žaisime šiandien mes kaip RP. Settings. Off. Tai jau, jeigu aš atsitrenksiu, šitą mašiną bus sugadinti, galima pasakyti. Tai jau, žaisime kaip tikrame gyvenime. Jep, reikia čia aptvarkyti šitą. Mes turime dabar, kaip čia pasakyti, dirbti. Tai va. Čia žolė pjauti įranga. Bet aš galiu šitaip pat įeiti čia pat. Dabar galim čia enter vehicle, va. Matot, aš šitaip galiu daryti. Tai tikram gyvenime, nu, tipo, tave taksi gali nuvežti. Tai va. Fūros dabar nenaudosim, nes šitą fūrą nepavežu, nepatraukia. Tai ten kažkokius kitokius dalykus. Traktorius paprastas vešim. Arba kombainas, tai va. Dabar, kur važiuoja šitas. Ne. Su mano firma galėsite jau atsisveikinti, nes tuoj palaukit biškį. Pasijungsiu mikrofoną krauti. Tas mikrofonas yra ant mano kompiuterio. Tai aš per savo kompą, žodžiu, valdau. Ką aš paspaudžiau? Dabar, taigi, aš nepasakiau, taigi su mano šitą vat fermą galite atsisveikinti, nes aš tos fermus nebenaudosiu, nes aš dirbsiu kitose fermose. Tai jau va. Jo, galėsite jau atsisveikinti su ją. O, jeigu aš sustosiu. Tai jo. Galite parašyti netgi į čatą ate fermukė arba fermukšnė.
Nes, ne. Tai jo. Dirbsime šitą firmą. O gal norite, kad aš dar ir kitokių, žinot, šitų gal norite, kad ir kitokių farmingų pažaisčiau, parašykit kokius. Rašykite ten. Nerašykite 25, nes ant telefono neina 25 žaisti. Aš aišku darau kai kurias video ant Roblox'o, nes aš ant Roblox'o nežinau. Aš ant Roblox'o. Tai jo. Na, aš nebenoriu toj fermai dirbti, nes ta ferma buvo apvogę, kol manęs nebuvo čia. Jo, buvo... Kol manęs nebuvo. Mano telefonas buvo pas draugą paliktas netyčia. Jis žinojo mano kodą. Tai ką jis padarė? Jis įėjo į mano farmingą ir pardavė mano geriausią traktorių, kuris kainavo žiauriai daug. Aš buvau nusipirkęs Džendyrą, New Hollandą, šitą gigantinį traktorių ir Class. Jisai visus mano šitus traktorius pardavė. Tai, o tenais toj firmai ir buvo tie traktoriai. Tai jo. Aš buvau į publiką prisijungęs. Jis buvo prisijungęs. Ir jis aišku. Jis dabar aišku. Nebuvo nukentėjęs, nenorėjau aš jau ten, žinot. Bet aš jam atkeršysiu. Dar blogesnio kažką padarysiu ant jo farmingo. Pas jį ant farmingo yra... Jis neturi, galima pasakyti. Pala, aš galėčiau jo nuhekinti ir... Jo, pala, aš jo pinigus galėsiu visus išleisti ant farmingo. Tai va. Tai jo. Nefilmuosiu aš tą pranką tikriausiai. Tai va. Mes dabar veškimės visiškai visą įrangą, ten, kur mums reikia. Paskui dar užsuksim į mūsų tą fermą. Lagina biškį. Nežinau, gal kažkada pradėsime mes žaisti farmingą šitą ir ant kompo pradėsiu gal žaisti. Tai va. Tai jeigu norėtumėte išvysti, tiksliau pamatyti, kas nežinote, ką reiškia išvystyti, tai reiškia pamatyti. Tai kas norėtumėte pamatyti, kai aš žaidžiu šitą farmingą ant kompo, aš nežinau, gal įsidėsiu geresnius ramus ir nufilmuosiu. Reikėtų ant kompo žaisti, nes nežinau kodėl. Ant kompo reikėtų mums pažaisti, nes daug kas tikriausiai rašys. Šiaip užtakinkite, su kom jūs, pavyzdžiui,
gal vakar arba užvakar susipykot. Ir nekenčiat, nes aš vieno draugo nekenčiu tiesiog. Ir jis man jau nepažįstamas nuo vakar. Tai jis labai užknisa, tai jo. Jeigu tu žiūri šitą video, tai ant kito video, jeigu norite, prašykit vardas pavardė ir aš pasakysiu jo vardą ir pavardę. Tai va. Tai parašykit hashtag, o jeigu nemokat parašyti hashtag, tai tiesiog parašykit vardas pavardė. Tai jo, exposinsiu kas jis. Ir tikriausiai, kad veidą jo parodysim. Tai V parašykit, VPV. Tai jo. Dabar mes turėtume važiuoti čia ir šitą traktorių įvežti čia. Dabar šitą traktorių mes įvešime. Okay. Okay, čia vežam. Aš video filmuoju. Ai, bus šitaip gerai. Ai, palastai aš negaliu tiesiog padaryti šitaip. Koks čia traktorius? Enter vehicle. Tikiuosi, kad bus lengva. Ir tikrai daug žmonių parašys šitą. Kas čia tampais? Jop, šitas traktorius irgi tikriausiai, kad buvo parduotas. Bet gerai, kad aš vėl jį nusipirkau laiku. Jop. Pas mane ant draugo akaunto nėra labai daug pinigų. Tai va. Ui, atsitraukėm. Ir užstraigom. Blogai, kad mes užstraigom, nes... Traktorių mano šalia. Išleidau 2 eurus. Ne 2. 100 tūkstančių. Čia. Keis. Okay. Dabar mes... Oi, nu tiesiog raspaunint mašiną. Ne. Aišku. Dabar... Ok, dabar tikriausiai gerai girdite.
gerai. Nebevažu ant priekabos nieko, nes šiaip seniai video kėliau. Tai daug esu prisifilmavęs ir esu pamiršęs įkelti. Tai jeigu daug videosų bus įkelti, tai žinokit, kad nežinau. Šiaip aš norėčiau padaryti vieną prenumeratą lygu vienas video. Aš tikiu, kad tai būtų gera idėja daryti. Tai jo. Dabar, visas eismas čia tai bus. Reikėtų greičiau pašalinti ten viską iš tenais, tai jo. Gerai. Gal šitą priparkuosim. Gerai. Jo, šitą bet atrodo, kai šitą padarėm. Matot? Gerai, dabar reikia važiuoti šitą. Iki. Neįperku, ten po 10 milijonų kainuoja. Aišku, turiu biliardus pinigų, bet beveik bilijoną. Man čia reikia full. Gerai, jo, turėtų full. Gerai, tu ten nepipink. Tu tikrai jau pravažiuosi. Pagaliau. Guten Morgen, guten Tag. Kas čia pipina? Okay. Хевро, tas kosminis heiteris, tai tas nubas. Tai.
turėtume eiti. Jo. Jo. Dabar mes būsime kiekviename mepe. O gal einame į kitą farmingą? Ne, pro šitą, ne šitą. Čia. Nežinau, čia baigsime. Ačiū, kas buvote. Ir, na, su jumis buvo Eimantas ir, na, viso gero.